Draugas – tai žmogus, kuris tiki tavimi tada, kai net pats netiki savimi. Dažnai pagalvodavau, kam reikalingi draugai. Manau, kad vienatvė yra labai baisu, kai esi vienas, nėra su kuo pasidalinti savo džiaugsmais ir vargais, neturi su kuo pasikalbėti. Turėdamas draugą, niekada nebūsi vienas. Meilė – tai yra jausmas. Žmogaus būsena, kurios negali niekas paaiškinti. Šis jausmas pririšamas prie žmogaus, noras su juo bendrauti ir praleisti kuo daugiau laiko. Meilė nieko neprašo ir nereikalauja. Ji nėra savanaudė. Patricija Holman, liekna ir tyli. Jos plaukai buvo kaštoniniai ir švelnūs kaip šilkas. Jie žėrėjo lyg gintaras. Veidas buvo siauras ir pablyškęs, bet didelės akys teikė jam bemaž aistringos galios. Ji buvo labai graži, natūrali ir svarbiausia, mokanti sudaryti atmosferą. Žmonių gyvenimas yra kupinas netikėtumų. Likimas nenuspėjamas. Vieni po praradimo atranda stiprybės toliau gyventi, kiti lieka neviltyje ir nesupranta, kaip jiems toliau jaustis. Kiekvienas žmogus anksčiau ir vėliau kažką praranda ir supranta, kas iš tiesų yra turtas. Ji žiūrėjo į mane. Jos akys buvo labai didelės. Aš negalėjau išlaikyti jos žvilgsnio. Atrodė, kad jis eina kažkur iš toli, perveria mane ir įsminga kažkur į nežinią. Ji mirė paskutinę nakties valandą, dar neišbrėškus rytui. Mirė sunkiai ir skausmingai, ir niekas negalėjo jai padėti. Ji tvirtai laikė mano ranką, bet nebežinojo, kad aš buvau šalia. Aš pamažu atleidau pirštus. Pat ranka nukrito. Kraujas, dusulio perkreiptas veidas, sustingusios, sklidinos kančios akys, rudi šilkiniai plaukai. Pasidariau kaip medinis. Ji darėsi šalta. Sėdėjau šalia jos ir negalėjau nieko galvoti. Sėdėjau ant kėdės ir žiūrėjau ją. Mačiau, kaip pasikeitė jos veidas. Negalėjau nieko padaryti. Kaip tik sėdėti tuščia širdimi ir žiūrėti į ją. Paskui atėjo rytas ir jos nebebuvo. Atmintis – tai vienas iš reikšmingiausių žmogaus gebėjimų. Ji mus gali nunešti į tolimą praeitį,
kur mes galime pamatyti jau senai iš mūsų gyvenimų išėjusius žmonės. Net jei tie žmonės jau nebeegzistuoja realiame gyvenime, tai atmintyje jie vis dar gyvi, besijuokiantis, šypsantis ar liūdintis. Bet sakoma, kad gyvenimas tai lyg ilga kelionė, kuri kupina atradimų ir praradimų, kurių dėka žmogus tobulėja dvasiškai.